Labas, Inga. Labas. Kaip gera tave matyti. Ačiū tau Man taip. labai, kad tu visus tuos metus, kiek mes laiko pažįstamos, aš net nesusiskaičiuoju, tiesą sakant, visą laiką labai gražiai įsiliejai į mano visokias idėjas, projektus ir apskritai labai tau ačiū už tą palaikymą, kad visą laiką galima į tave belstis ir niekada neuždarytos durys. Tu visą laiką atrandi kažkokiu tai žodžių, kažkokiu idėjų, kažkokiu minčių, kaip būti šalia ir man labai smagu ir labai gera turėti tave kaip tikrai pakankamai artimą bičiulę, kurią galiu pakviesti net ir į podcastą, vat kaip šiandien. Kadangi mes pažįstamos pakankamai ilgai, aš galėčiau tavęs klausti visokių subtilių dalykų, bet šiandien mes ne apie tai. Gerai, šiandien aš noriu, kad tu papasakotų mano klientėm, mūsų bičiuliam, draugiam, apie ką tu esi, ką tu veiki gyvenime, kuo užsiemi. Kaip gyvenime, aš turiu gyvenime labai daug rolių, tai esu ir mama, ir dukra, ir sesuo, ir žmona, ir aišku, esu prekinio ženklo Tapk madinga papuošalų įkūrėja. Tai tiek. Okay. Kaip tu jautiesi šitoje veikloje? Aš jaučiuosi tikrai labai gerai. Jaučiu, kad atradau save, kad esu savo vėžiuose. Tai ko daugiau ir reikia. O vat iš ko tu supratai, Inga, kad tu jau čia esi savo vėžiuose, kad tai yra tas tavo kelias, kokie tau ženklai, kokie galbūt žmonės, na vat kas įtakojo tavo tą sprendimą, kad aš dabar tvirtai žinau, kad aš esu ten, kur turiu būti? Tai tas kelias buvo tikrai labai ilgas, šiaip papuošalus, kurio tikrai nuo vaikystės ir tai buvo toks priedas, kaip mano hobis, prie visų kitų mano darbų, prie tiesiog samdomų darbų, kuriuos aš dirbau. Ir visada norėjau pabandyti iš savo, tiesiog pradėti dirbti tą darbą ant savęs, tau, kad būčiau pati šeimininkė savo laiko. Kodėl tau tai buvo svarbu, ta prasme, būti savo šeimininkė? Apie ką mes, apie kokias vertybės, ką tu labiausiai tame įžvelgi kaip pliusą? Kodėl tau buvo svarbu nedirbti kažkam? Šiaip niekada gyvenime nebuvo to, galvojau, dirbsiu samdomą darbą ir čia nieko tokio, bet gimus pirmai dukrai, tai rimčiau ir pažiūrėjau, 2011 metai buvo, kai buvau motinystės atostogose, tai jau ir pradėjau rimčiau, turėjau keletą butikų, tačiau vis tiek nebuvo to palaikymo gal didesnio, nebuvo lėšų, nes vis tiek norėjau kokybiškai daryti ir pati gal netvirtai jaučiausi ir vėl tai buvo toksai kaip hobis liko. Tai ar sesijai, ar draugė, ar mamai kažkam darau, į butikus irgi keletą turėjau, bet buvo čia toksai kaip priedas. Ir pas mane viskas gyvenime atsitinka ne tada, kada aš noriu, o tada, kada man reikia ir kada aš esu pasiruošusi. Apskritai viskas gyvenime, kaip pasižiūri savo gyvenimą, nes daug tikrai tų įvykių pas mane visokių buvo, manau, kaip ir pas kiekvieną. Tačiau ir papuošalai atsirado jau tikrai, kada gimė antroji dukra, tai jau buvo 20 metai, kaip tik karantinas, kaip tik nebebuvo kur grįžti po dekretinių atostogų į darbą samdomą, tai buvo tikrai puikiai proga pradėti. Tai ir viena draugė dar labiau pasiūlė, kad į jos butiką galėčiau darbus pristatyti, tada pradėjau dalyvauti mugėse, po to jau pradėjau galvoti apie tą grinai individualią veiklą ant savęs, taip viskas ir prasidėjo. Tai aišku, dar sekė visi mokymai, kuriuose aš pati domėjausi mokymais įvairiais, buvau klubuose, moterų vienam, kur iš tikrųjų to didelio pasitikėjimo įgavau ir taip kažkaip viskas savaime ir išsirutuliojo. Ar tu galėtum dabar akimirkai grįžti į tą momentą, kada priėmei sprendimą? Darysiu. Kaip tu jauteisi tada, koks tave jausmas lankė? Žinai, nebuvo taip, kad man tai buvo, čia imu ir darau. Tiesiog aš visada darydavau. Tiesiog ir kai reikėjo įvardinti, kiek aš jau laiko darau ir nuo kada čia, tarkim, skelbti tą savo veiklos gimtadienį, kaip kitos turi. Nuo aš tos datos net nepasakyčiau. Tiesiog labai organiškai viskas, ar ne, įsiliejo taip ir nebuvo tokio galingo starto, kad labai kažkaip būtų įsimenama. Ne, nebuvo tai, kad imu ir dabar darau. Ne, taip metu čia kažkokį darbą, ką aš turėjau. Ne, tiesiog atsakau, viskas labai natūraliai gavosi ir atsakau, ateina tada ne kada aš noriu, nes aš gyvenime
tikrai daug dalykų norėjau, bet aišku, stovėjau ant vietos, nes bijojau pajudėti ir nepasitikėjimas didelis buvo ir pas mane viskas tobulai turėjo būti, bet viskas gavosi savaime. Sakau, labai padėjo ir moterų bendruomenė ir tikrai daug tų kursų, seminarų praklausyta, kaip nuo ko pradėti. Taip. Kokius papuošalus tu kuri? Ir kas tau labiausiai patinka, tarkim, iš tų, ką tu darai? Mano papuošalai yra, aš pati detalių negaminu, tiesiog renkuosi labai aukštos kokybės detalės, nerūdijantį plieną, natūralius akmenis, perlus ir labai daug pati testuoju tuos papuošalus. Ant savęs, ant savo mergaičio, vyras taip pat testuoja ir vyriškas apyrankės, ir visus kitus papuošalus, sesę, tarkim. Tikrai labai daug darau, kad būtų aukšta kokybė. Man labai svarbu. Tai bet ką tu gamini? Auskarus gamini, žiedus gamini? Ne, yra auskarai, vėriniai, grandinėlės, vaikiški papuošalai, aksesuarai į automobilius, vyriškos apyrankės, akinių grandinėlės. Iš tikrųjų, tas spektras labai yra platus. O ką tau pačiai labiausiai patinka gaminti? Ar tu turi savo, pavyzdžiui, patį mėgstamiausią papuošalą, kur atrodo, jau šitą kiaurą parą galėčiau gaminti vien tik tai tą ir ne kitką? Oi, ne, žinok, nėra. Tai tiesiog, aišku, aš irgi man labai dažnai sunku pasakyti, koks, tarkim, mano stilius, kaip apibūdinti save, bet kitos klientės, jau pažįstamos ar draugės jau sako, čia Ingos braižas. O kas yra? Tai labai daug pas mane papuošaluose širdelių yra. Čia ne mano pastaba, čia tiesiog draugė, sakau, ką tu galėtum išskirti, tai sako, pas tave vien širdelės. Aš irgi šiandien širdelėm esu pasipuošus, tai jis man dabar pačios mylimiausias ir jos, tiesiog. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūri, ir vėrinių yra širdelių, ir įvairių jų yra. Ir auskarų keletą rūšių. Ir aš ką tik norėjau klausti, o tu pati nešioji savo papuošalus, tai panašu, kad nešioji, ar ne? Ir ką tau apskritai reiškia, papuošalas kaip daiktas, kaip, aksesuaras? Ar pati nešioju, tai kiekvieną dieną įvairiai būna, nes jeigu aš būnu namuose, tai tikrai neapsikarstu tais papuošalais. Aišku, jeigu ten ar filmuojas, ar dar kažką, aišku, būtinai pasipuošiu. Tačiau, ką man reiškia papuošalai, tai man yra tokia kaip stiliaus detalė, kaip įvaizdžio užbaigtumas, kaip tie tokie paskutiniai štrichai. Išpildymas, ar ne visko? Išpildymas. Tai tas ir yra, nes tikrai tekia yra matyti, kaip mano papuošalai tiesiog dalyvavo fotosesijoje ir buvo visiškai be papuošalų, ten rūbus fotografavo. Atrodo, kažko trūksta. Ir užsidedi papuošalą, visiškai tą tokį išbaigtumą. Geras, kokią gerą tu čia žinutę duodi iš karto apie fotosesijas, arba kaip moteris pati, ar ne prieš ir po pateikimą, ar ne, kaip tu atrodo, kai esi tik tai su rūbais, su makiažu, su šukuosena, ir kaip atrodo, kai pagyvini save papuošalais. Ir man iš tikrųjų, kaip daugelis, ar ne, pavyzdžiui, aš nekuriu plaukų aksesuarų, nes yra moterų kūrėjų, kur tikrai labai daug kuria ir atrodo ir kartojasi tie papuošalai. Pas mane turi būti tai, kad kiekviena moteris susikuria savo įvaizdį pati. Tai reiškia, kas tau tinka, man galbūt netinka. Ir tiesiog man norisi, kad kiekviena, tai nebūtų masinė gamyba, bet kad būtent šitas papuošalas tau tiktų, o šitas papuošalas man tiktų. Tai tu, kitas klausimas, kaip tu reaguoji, kai moteris sako, norėčiau šito papuošalo, bet man nuimk kitą, uždėk kitą ir toks savo, žinai, apie ką aš kalbu, ar ne? Žinok, stengiuosi, taip, darau tuos individualius užsakymus. Tačiau tai užima labai begalę mano laiko, nes tu turi tiek aš, tiek klientė įsivaizduojamas visiškai skirtingai. Ir jeigu tu nori žmogui parodyti, tu turi mažiausiai kokius 5, bent jau 3 variantus suverti, bet ne tai, kad tu suveri ten. Paprastai tiesiog tu turi ir galvoti, kaip tau gražiai atrodys, kaip čia ant kaklo, koks čia ilgis ir taip toliau. Viską turi galvoti ir po to sako, ir žmogus sako, arba gražu, arba negražu. Tai aš stengiuosi savo kūryboje daugiau daryti tai, kas man gražu. O jeigu žmogui patinka, ar ten kažką nuimti, tai nėra sudėtinga, bet jeigu minimaliai.
Bet jeigu reikia nuo pat pradžių, nu, tai tiesiog ir tas visas derinimas labai daug laiko užima ir galvojimo, ir detalių ieškojimas, nu, tokių labai daug tokių dalykų susideda, kur aš renkuosi labiau, kad savęs neapsunkinčiau ir nevarginčiau ir tų tokių neigiamų emocijų nebūtų, kad, nu, va čia, tai stengiuosi kurti tai, kas man patinka. Nes aš prisimenu, kai aš kūriau savo pavasarinį stilių ir kai man mano stilistė pasakė, dabar čia reikia papuošalų, rodi, ką tu turi. Ir aš ten nelabai turiu, nes aš tikrai nesu ta, kur man reikia kasdien tų papuošalų. Mano žiedas, auskaras, labai minimalūs auskariukai yra kasdien. Bet kai tu ir sakai prieš eterį, prieš renginį, prieš kažkokį seminarą ir taip toliau, tikrai norisi kažką turėti. Ir aš sakau, taip, aš turiu tokią kūrėją pažįstamą, apie tave kalbant, ar ne, sakau, bet reikia pasižiūrėti, ar atitinkam stilių, ar ne, nes tikrai, kaip tu, kad sakai, mes kiekvienas turim žinoti, apie ką aš pirmiausiai, ar ne, nes man pas tave gražus širdelis, bet aš pas save širdelių nematau, tai yra normalu, ar ne, nes mes esam pakankamai vienodi, bet ir skirtingi žmonės. Ir aš prisimenu, parodžiau stilistai ten tokius vienus auskarus, kurie man faini buvo, bet jis man sako, šitas ne apie tave, ir man taip nedrąsu buvo klausti, ar galėtum ten patobulinti, žinai, tai ačiū tau labai, kad tu kalbėsi, kad jeigu taip nutintų, kad, tarkim, kitos kokios nors klientės pamato pas tave tai, kas patinka, kad išdrįstų pasakyti, kad, o gal galima tą detalę pakeisti kitą, ar ne, nu, tiesiog tos drąsos. Tai visada ir tą galiu padaryti, bet tiesiog, kai, nu, vis tiek, nematai, ką žmogus galvoja ir jisai, sakau, įsivaizduoja vienaip, o tu kitaip. Ir, nu, yra kartais sudėtingas susišnekėti. Okay. Gerai, Inga, o kas tau tavo veikloj labiausiai patinka? Nežinau, kokie 3 momentai, už ką niekaip niekada neatsisakytum būtent šito pobūdžio veiklos? Tai laisvė kurti, kaip aš noriu. Laisvai galiu planuoti savo laiką. Vis tiek turiu dukras, tai būna ir kažkokie renginiai, ir susirinkimai. Ir iš darbo samdomo turėčiau užsiprašyti ir būtų nepatogu prieš kolegas ir taip toliau. Tai tas laiko planavimas man labai patinka, kad susidėlioju darbus taip, kaip aš noriu ir kad esu pati savo šeimininkė, man atrodo. Nu, labai, labai didelis tokie pamatai, stiprus, tvirti ir tikėtina, kad jie ir tavęs nepaleidžia, ar ne? Nu, ta prasme, kad yra... Taip, nes, žinai, nėra taip, kad tam oficialiam darbė ten dirbi, ne, nuo 8 iki 5 arba ten nuo 10 iki 10, nu, čia žiūrint, kur dirbi. Tačiau pas mane irgi būna visaip, jeigu turi daugiau užsakymų, tai dirbi ir nuo 6 ryto ir čia neskaičiuoji tų valandų arba iki kokios 2 nakties, bet tai neskaičiuoji, nes tu dirbi tiesiog savo ir matai, kad, nu, tu turi tą padaryti ir tą fainai. Ar čia yra minusas, jeigu aš paklausiu, pažiūrėjau, kokie 3 yra minusai veiklos? Kokie tavo minusai, tarkim? Gal pajamų stabilumas, nes tai vis tik yra įvairiai būna ir kartais priklauso ir sezoniškumas, ir tas švenčių periodas, po to savikontrolė. Atrodo, čia turi to laisvo laiko ir darai, ką nori, bet jeigu nesusidėlioji darbų, nes tu vis tiek tau pinigai ir tavo pajamos priklauso nuo rezultatų. Taip. Ir, stengiasi tą stabilumą, savikontrolę, tiksliau savikontrolę, kontroliuoti, žodžiu. Įrėminti tarsi save, ar ne, įgalinti, kad tu turi kažką padaryti, o ne tik tai leisti savo viską daryti, ką nori čia šiuo atveju, ar ne? Taip. Ir dar toksai pastovus nuolatinis galvojimas. Tave tai vargina, ar tave tai džiugina, kai, tarkim, nuolatos reikia sukti galvą apie tai? Tai nėra vienodas jausmas. Vieną kartą tai tikrai labai džiaugsminga, aš ir tą galiu padaryti ir tą, o kitą kartą, būna, kad vargina. Tiesiog. Nes tu esi kūrėja iš principo, ar ne? Ir kad tai normalu, kad būna kūrėjams tokių tų dienų ir vieną dieną džiugina. Tu negali kiekvieną dieną imti ir daryti. Man turi būti įkvėpimas. Jeigu man nėra įkvėpimo, tai tiesiog ir nedarai. Ir geriau net nedaryti, nes tada labai daug detalių sugadina. Ypatingai auskarų, streptelių, ten, kur reikia užlenkti, jie gražiai neužsilenkia. Tai, žodžiu, geriau tą dieną nedaryti. Arba eiti susitvarkyti, arba kažką namų ruošą, arba kažkur kitur, bet tik tais neprie papuošalų. Kartais būna, atsisėdi ir 9 valandą vaikus užmigdžius ir eini ir darbuojas ir tau visos mintis lėjas ir gražiausi papuošalai gaunasi. Tai čia kaip gera klausytis. Ir toks jausmas tavęs klausantis, kad tu iš tiesų esi savo vietoje, nes kalbi, kaip dainuoji, atrodo viskas lėjasi, tau viskas aišku. Ar turėtum kažkokių tai patarimų, pavyzdžiui, kitoms moterims, kurios vis dar blaškosi, kurios vis dar ieško to savo kelio, to savirealizacijos? Ką joms suprasti, kaip
atrasti tą savo kelią? Pirmiausia, tai turėtum, aišku, nusistatyti, ko tu nori, bet jeigu nori, tai nebijoti. Eiti ir daryti ir klysti, nes aš tikrai anksčiau labai bijojau ir nieko nedariau ir stovėjau vietoje, nes man atrodė, kad jeigu aš neturėsiu pakankamai žinių, tai tiesiog nepais, čia blogai pasidarys, labai bijojau klysti. O vat, kaip minėjau, tikrai buvau ir moterų bendruomenėje ir ten buvo pastoviai akcentuojama, kad daryk su tom priemonėm, kurias turi šiandien, o geresnės rasi vėliau. Oi, kaip ir tiesiog, aišku, dabar gali čia daryti, bet jeigu norėsi pataisyti, tai vėliau ir galėsi. Įgysi kažkokių žinių, kažkokių seminarų paklausysi, darbą su kažkom pabendrausi, su kokiam verslo moterim, tai tos žinios ir savaime ir tobulėsi. Nes aš pati per tas klaidas paėmė ir tiesiog tobulėjai. Nes kokia aš buvau, tarkim, prieš 3-4 metus, tai jo, ir prasidėjo ta mano veikla prieš 3-4 metus, tai kokia buvau pradžioje ir kokia dabar esu šiandieną, tai tikrai atrodo... Bet gražu pažiūrėti, ar ne, pasimatuoti pačiai su savimi ir matyti tą augimą. Išsivaizduoju. Ir dar toksai, tas nebijojimas, nebijoti išdrįsti ir daryti, geriau padaryti ir gailėtis ten, kad kažkas susimovė ir taip toliau, negu nedaryti ir po to galvoti, kaip čia būtų buvę, čia taip ir taip, nes vis tiek tos kiekviena klaida mokina tave ir grūdina kaip asmenybę. Tu gal kitą kartą nedarysi, nes tai bus čia, sakysi, čia mano klaidos pasimokysiu, aš jeigu kažkas jau dabar nebepaina, tai tiesiog nurašau pamokoms, kad taip nedarysiu daugiau ir toliau eini ir darai kitą linkmę. Super, labai gera tavęs klausytis ir iš tiesų aš net neįsivaizduoju, kur tu kitur galėtum būti, jeigu ne čia. Jeigu tu turi vizualizacijų ir pamastymų, kur tu kitur galėtum būti, tai pasidalink, pavyzdžiui, gal apie kažką dar svajoji, kur tas amplua dar išsipildys. Žinai, kai Instagram'e seki ne vieną profilį ir dažnai ten būna kažkokie klausimai, jeigu tu nebūtum šiandien kas esi, tai ko norėtum būti. Tai aš atsakiau taip, kad aš viską daryčiau, kad tik būčiau čia prie papuošalų, nes tai buvo mano didžiausia gyvenimo svajonė. Geras, kaip jautru. Aš visą laiką svajoju apie tai, bet sakau, niekada negalvoju, kad tai galėtų būti mano pragyvenimo šaltinis, kad aš galėčiau iš to uždirbti, kad aš pasitikėčiau savo papuošalais, nes pradžioje irgi, vis tiek konkurencija gana didelė. Ir kom tu turi išsiskirti, tu turi ant tiek pasitikėti ir patikėti savo produktu, kad jis yra reikalingas ir moterims. O tai iš tikrųjų pasistebi, kad kiekviena nori puoštis. Nesvarbu, ten minimaliais papuošalais, grandinėlėm, ten su kokiu minimaliu pakabuku ar su kažkokiais tikrai dideliais kaklo vėriniais ar auskarais, bet vis tiek kiekviena nori puoštis. Ta pasistebi iš tikrųjų. Super. Ir ypatingai, kai gyvas bendravimas smūgių metu, iš tikrųjų tada ir kyla ir temoms Instagrame, tarkim, turinio kūrimui. Idėjos pačios. Netgi papuošalų irgi dažna moteris ieško vyresnio amžiaus perlų vėrinių. Aš tų klasikinių, ką žinau, atrodo mano tie papuošalai klasikiniai, bet kažkaip aš jų neveriu, bet tai sugalvoju, kad suveri perlų vėrinį, bet dar prikabini, kad gali transformuoti jį ir padaryti kažkokį su pakabuku. Savito stiliaus tokio, ar ne, bet vis tiek norisi. Nes aš dar esu tokia, kad aš labai noriu iš kiekvieno papuošalo išpešti labai daug naudos. Aš pati asmeniškai esu tokia labai, net nemoku pasakyti, tiesiog man daiktas turi tarnauti. Ir jeigu papuošalas, tai man jisai turi atlikti keletą vaidmenų. Tarkim, jeigu akinių grandinėlė, tai gali būti uždėjus vieną detalę ir vėrinys, galima ir ant rankos dėti kaip apyrankę, nes ir mano parašymuose yra, kad taupau jūsų papuošalų dėžutės vietą, nes mano dažnas papuošalas transformuojasi. Arba jeigu auskarai, tai dažnai būna, kad ten tuos cimbuliukus visus nuėmė ir turi paprastas klasikinės, tarkim, rinkutes. Tai dažnas mano papuošalas tikrai transformuojasi. Sakau, noriu ir taupyti jūsų pinigus ir jūsų papuošalų dėžutės vietą. Super, labai smagu tavęs klausytis. Gerai, papasakok man dabar truputėlį apie kitą papuošalą, tai yra plaukus.
Kas įvyko tavo gyvenime, kad mudvi susidraugavom ir šituo klausimu? Nu, kadangi mes esam pažįstamos jau netrumpą laiką ir anksčiau buvai prie kosmetikos daugiau, prie veido priežiūros ir kai pradėjai, kai kūrėjai prekinį ženklą Mosnaim ir pasiūlė man pabandyti. Pirmą aš atsimenu, tam man atsiuntė kažkokį muiliuką, tokį labai ekologišką, nelabai tam kažkokio kvapo, aš nežinau, netiko, jis man, aš nebeprisimenu, bet man atrodo, ar merginukus idėja, aš nebeprisimenu plaukų priežiūros. Tai kadangi esu labai pati prikli, mano plaukai yra, labai nedaug kas tinka. Ir tiesiog labai patiko iš tikrųjų tos priemonės, ką tu pasiūlyi, nes jau galvoju, kad Aurelija, tokio beleko nesiūlys. Tikrai, tai pabandžiau, patiko ir prilipo. Nes tikrai būdavo, kad ilgesnį laiką, tarkim, kokį mėnesį panaudoja, atrodo fainos priemonės ir jos plaukai, vis tiek jos netinka. O šitos priemonės tavo, tai man labai patiko ir labai. Ką apie tavo plauko sveikatą sako tavo kirpėja? Sako gerai. Ką dar sako? Labai gerai sako. Tai tu ir naudok, aišku, ten pas mane jos išploninta ir taip toliau, bet sako, ką tu naudoji, galai visiškai nenutriuščia, kokie anksčiau būdavo, ten nenuskilinėja galiukai, neišsausėja, tai sako ir toliau naudok. Puikiai. Tai tikrai esu labai patenkinta plaukų būklė. Labai džiaugiuosi. Ačiū tau. Ar yra kažkoks vienas produktas, kur tau, be jo jau nebegaliu gyventi čia, perkeltinė prasme? Tai kaukė, gal šiaip. Rimtai? Smagumėlis. Tik ir baiginėjat ir jau tikriausiai mano... Vakar išsiunčiau tau, taip. Tikrai šitas dalykas. Taip pat, aišku, aliejuką naudoju sausiem plaukam, sausų plaukų, sausą aliejų. Sausas plaukų aliejus, aha. Taip, šitas labai patinka. Ką jis tau duoda, ką suteikia, už ką tai myli? Tai, kad aš galus tepu ir labai fainai, kad jos primaitina. Ir dar ką pastebėjau, kažkaip niekada netkreipiu, kas tavęs nevargina, tai netkreipi dėmesio. Bet vieną kartą kažkaip dukrai nuėmiau kepurę ir žiūriu plaukai, tokie, žinai, nuo elektrinimuose. Tai, o kai aš naudoju, man visiškai nesielektrina plaukai. Tai ir galvoju, šitą priemonę irgi dėl to myliu, nes tikrai vargindavo, ypač žiemą po kepurį nusiemi ir plaukai tokie piestų stojasi. Ir... Super, ačiū tau labai. Gerai, dar porą klausimų tau turiu paruošusi apie tavo įpročius. Ar yra kažkokių tai įprotis, pavyzdžiui, koks nors vienas, kurį tu norėtum savo prisitaikyti, išsiugdyti? Tu žiūri į kitus, tą įprotį žmonės turi, o tu vis dar neturi ir apie tai svajoji. Ar yra tai? Pažadų gal laikymasi savo. Jeigu pažadi kažką kitam, tai be problemų, nepriekaištingai, viską sutartų laiku, viską padarai. Tačiau save kartais pamirštu ir stengiuosi, tada ir tada ten darysiu veido jogą. Ir vis tiek vieną žiūri, apsileidi vakarą, kitą vakarą apsileidi, tai noriu šitą dalyką ugdausi savo. Ar jau tai darai? Darau. Ta įprotį ugdaisi? Stengiuosi, žinok. Nes, stengiuosi, tada kažką ar susirašai pagal laiką, ką maždaug turi, ar tos dienos darbus ir privalai, pasidaryti ir savęs nepamiršti. Okay. Labai džiugu. Aišku, dienų būna, bet, dar su to kovoju, bet stengiuosi. O kaip yra su įsitikinimais? Ar yra kažkas, ką visgi norėtum paleisti? Kuris įsitikinimas tavo veikloje, tavo gyvenime tau labiausiai trukdo ir tu galvotum, pasiimkit kas nors? Baigiu šitą išgyvendinti, bet irgi dar jisai man kiša koją, tai kitų nuomonė apie mane. Kai kitiem visiškai nesvarbu, ką kiti galvoja, aš tai atrodo, kad dabar nesvarbu, bet, tarkim, ką nors apie tave, apie tavo šeimą pasako, apie tavo artimuosius ir tu žinai, kad tai tikrai nėra tiesa, bet tu vis tiek dažnai galvoji apie tai. Ir stengiasi, tai yra ne mano mintis, tai yra ne apie mane, tai yra apie juos, tai čia yra tik jų nuomonė ir man jų nėra svarbi, bet vis tiek kažkaip nevalingai pagalvoji apie tai. Šitą irgi bandau kažkaip kovoti su tuo, išgyvendinti šitą.
bet dar ne visai pavyksta, pasakysiu. Ar yra kažkokių metodikų, ko jumiesi, kad tiesiog nuraminti tą protą ir tas mintis? Labai skaitau kažką, kažkokias motyvuojančias mintis, knygas skaitau, dar kažką tokio, aš stengiasi kažką, nesakau, ne visada pavyksta, bet kažkaip stengiasi tas mintis, ar dainuoti, ar šokti, kažką tokio, užsimti, kad tas protas, kitom mintim būtų užimtas. Bet sakau, ne visada pavyksta. Taip, darbas su savimi. Ir turbūt mes kol gyvi būsim, tol visą laiką turėsim ką veikti su savimi, ar ne? Greičiausiai. Super, gerai, ačiū tau labai, Inga, už pašnekesius, iš tiesų buvo labai labai gera tave dar geriau pažinti, suprasti tavo vertybės, tavo požiūrį ir ypatingai smagu, kad tu daliniesi taip, kaip tu tą savirealizaciją atradai ir apie ką tau ta tema yra, nes tikrai mano aplinkoje yra daugybė moterų, kurios vis dar yra tame pačiame, kad nedžiugina tai, ką darau, o kaip atrasti man tai, kas labiausiai patinka. Tai iš tiesų tavo patarime aš išgirdau, kad tiesiog leisk svajoti, ar ne, leisk savo norėti ir atsisuk į save, ar ne, kad pagalvo, kągi aš noriu veikti gyvenime. Ir būti drąsiai, išbandyti, klysti, taip, ir nebijoti išbandyti daugybės veiklų. Taip. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad su tavim, mes vis tiek pažįstamos nemažai metų, aišku, susitikusias gyvai ten nedaug kartų, bet visada tu mano gyvenime atsirandi tada, kad, iš tikrųjų, man irgi reikia. Bet reikėjo plukam šampūnų, tu mane pašnekinai, tu man dėmesį parodai. Pati kažkaip pradėjau apie tos auskarus, pagalvojau, kažkaip parašiau ir sakai, man reikia tų auskarų. Ir sakau, visada atsirandi tada tokiu momentu, kad iš tikrųjų labai reikia tavęs. Kaip miela. Ir labai džiaugiuosi. Vadinasi, kažkas vyksta daugiau, negu mes protu galim paaiškinti.